Esu Dalia Lauritskaitė Tumelienė, Žemės ūkio ministerijos tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus vedėja. Šį renginį įrašysim tam, kad vėliau galėtume pasidalinti Žemės ūkio ministerijos svetainėje YouTube platformoje ir kad kiti, kurie neturėjo galimybę šiandien prisijungti, galėtų peržiūrėti įrašą, susipažinti su pateikta informacija ir taip padidintume sklaidą šios informacijos. Trumpai pristatysiu, kokiu formatu vyks mūsų šitas renginys. Tai pirmiausia, trumpai naujoves apžvelgsiu aš. Vėliau paprašysiu kolegos iš Žemės ūkio duomenų centro pristatyti būtent sistemos pokyčius. Visus klausimus, kokius norėtumėte užduoti, galite rašyti klausimai ir atsakymai skiltyje, kur turėtų matytis jūsų lange. Ir jei matysime, kad klausimas yra susijęs konkrečioje vietoje su pranešimu, pabandysim jį atsakyti iš karto, o jei ne, tada po abiejų pristatymų peržvelgsim visus klausimus ir pabandysim juos atsakyti. Jeigu kiltų vėliau klausimų, tai galite rašyti ir Žemės ūkio ministerijai, ir Žemės ūkio duomenų centrui, ir visus klausimus pasistengsim kaip įmanoma greičiau atsakyti. Tai gal tada aš iš karto ir pereisiu prie savo pristatymo. Jį turėtumėt matyti ekrane. Tai kaip ir pats pavadinimas skelbia, nuo Liepos 1 įsigalioja tam tikri pokyčiai ūkinių gyvūnų kergimo apskaitos taisyklėse, tvarkoje. Tuo pačiu pasikeičia ir Žemės ūkio duomenų centro duomenų bazėje įvedimo platforma, su kuria tikrai išsamei supažindins jūs kolega sekančiame pranešime. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų akcentuoti, kodėl kilmės duomenų nauda ir reikšmė kokia tam yra. Tai pirmiausia, kilmės kontrolė. Tik deklaruotas kergimas leidžia nustatyti būsimo palikuonio tėvystę, tiksliai apskaičiuoti kraujo dalis, kas vėliau turi įtakos ir kitai veiklai, įmokoms, išmokoms už mėsinius galvijus, už avis. Kol kas dar nėra to tokio laipsniavimo pagal kraujo laipsnį, bet galvininkystė ypatingai yra svarbu. Taip pat labai svarbu veislininkystės apskaitoje, ypatingai tie ūkininkai, kurie dalyvauja veisimo programų įgyvendinime, jie nori turėti gyvulius su kilme ir tai yra labai svarbus vienas iš pagrindinių aspektų sekti, kaip požymiai yra perduodami, kiek tai priklauso nuo kilmės. Genetinės įvairovės yra valdymas, padedama išvengti nepageidaujamo giminingo veisimo banduose, taip išvengiant ir nepageidaujamų su tuo susijusių reiškinių kaip apsigimimų ir panašių. Ir kaip minėjau, išmokos už mėsinius galvijus yra net 85% didesnės tų galvijų, kurių mėsinės veislės kraujo dalys yra daugiau negu 51%. Tai kergimui pats pagrindinis dalykas, tai reikalingas reproduktorius ir jis turėtų būti užregistruotas ūkinių gyvūnų registre. Tai nuotrauka yra tik bulius, bet tikrai kalba eina ir apie avis, ožkas, arklius ir galvijus. Tai bet kuris tas reproduktorius, kadangi ženklinimas individualiu numeriu įsagų turi būti registruotas ūkinių gyvūnų registre, nes priešingų atveju negalėsit suregistruoti pačio kergimo. Ir bandos reikalavimai bandai sveikatingumo neturi būti kilęs iš tokių bandų, kur yra imlios užkrečiamos ligos nustatytos, kuriams imlus reproduktorius. Ir svetimas reproduktorius galės būti irgi naudojamas kergimui, bet čia pagrindinė naujovė yra, kad tas reproduktoriaus savininkas, ne jūsų bandos, o kitos bandos, kur yra registruotas bulius, turės patvirtinti to buliaus naudojimą pas jūs kergimui, nes be to patvirtinimo nebus baigtas kergimo deklaravimas ir duomenys apie kergimą nebus užskaityti, jeigu jau bus užregistruotas palikuonis. Tai labai svarbu yra atkreipti dėmesį. Vėlgi su to patvirtinimo reikalavimais ir kaip ta sistema veiks, supažindins kolegas sekančiame pranešime. Kitas pokytis, kuris yra deklaruojant kergimus, tai anksčiau deklaracijas turėdavo teikti reproduktoriaus laikytojas. Šiuo atveju pagrindinis bazinių duomenų teikėjas yra patelių laikytojas.
o suvesti į sistemą gali pats laikytojas, gali kreiptis į veisimo organizacijas arba gali teiktis į paslaugų teikėjus, tai asmenys turinčius teisę registruoti ūkinius gyvūnus ūkinių gyvūnų registre. Prisijungti prie sistemos galima per e-valdžios arba suteiktą prieigą ir mes labai skatiname pačius gyvulių laikytojus naudotis šią galimybę duomenis tvarkyti patiems, suvesti juos, nes tai yra žymiai greičiau, operatyviau, bet kokį pokytį galima užregistruoti, duomenys nepasimiršta, nepasimeta, o galima labai laiku ir tikslius duomenys pateikti. Terminai, kurie yra svarbus įvedant kergimus, deklaruojant kergimus. Tai svarbiausia, kad kergimas būtų pateiktas, įvestas į duomenų bazę iki palikuonių registracijos. Tai reiškia, kai yra atvedamas palikuonis, prieš jo registraciją turėtų būti užregistruojamas kergimas. Kergimo laikotarpis, iš kurio imamas tėvų duomenys, kurie bus pripažįstami kaip tinkami, tai galvijams yra nuo 260 iki 305 dienų, tai reiškia nuo palikuonio atvedimo, atskaičiavus dienas atgal, atitinkamai, jeigu ten bus kergimas registruotas, tai būtent tas reproduktorius bus priskirtas jam kaip tėvas. Avims ožkoms šis laikotarpis yra nuo 145 iki 160 dienų. Dar viena didelė naujiena, pokytis, kuris įgyvendintas šiuo teisės akto pakeitimu, tai yra įvedus pirmąjį kergimą, jį atnaujinti reikės po 12 mėnesių. Tai nebereikės kiekvieną kartą kas 3 mėnesius arba kas savaitę, kaip anksčiau būdavo reikalavimas, kad atnaujinti vis labai trumpas laikas būdavo suteikiamas įvedimui, 3 mėnesiai, 4. Tai šiuo atveju, jeigu bulius buvo laikomas arba reproduktorius buvo laikomas bandoje visus metus, nesikeitė jokie kiti duomenys, tai užtenka vieną kartą per metus. Patelėms, kurių kergimas buvo užregistruotas, jų kergimas tęsis ir toliau po atvedimo ir galios tą 12 mėnesių nuo pirminių duomenų įvedimo. Tai labai svarbu, kad kas 12 mėnesių kartą per metus prisijungtumėt. Su Žemės ūkio duomenų centru svarstome tokią galimybę ir turbūt pristatys savo pranešimo metu, kad ateitų priminimas tiems, kas deklaruoja kergimus, ateitų pranešimas, kad jau artėja į pabaigą jūsų kergimo deklaravimo laikotarpis, tas 12 mėnesių, kad jūs nepamirštumėt ir atnaujintumėt kergimus. Kokios yra vėlavimo pasekmės ir kokios yra rizikos? Tai nebus galima nustatyti tėvystės, jeigu nedeklaruosite kergimų, ypatingai jeigu tai yra padaryta, kad ir pavėluotai, nebus galima nustatyti tėvo ir toks palikuonis neturės pusę savo kilmės duomenų. Lygiai taip pat, neturint tėvinės pusės duomenų, nebus galima įrodyti, kad gyvūnas yra grinaveislis arba, kaip buvo minėta, negalėsim nustatyti, kad turi daugiau negu 51% mėsinių veislių kraujo dalies, kuri yra svarbi išmokos dydžiui. Taip pat, norint jau vėliau papildyti tėvystės duomenim, reikės papildomai atlikti DNR tyrimus, nustatyti tėvystę, reikės siųsti laboratoriją mėginius, kas dažnai reikalauja ir papildomai laiko, ir žinoma, visi tyrimai kainuoja, tai reiškia ir finansiškai bus nukentėjimas. Be to, kad labai dažnais atvejais pasitaiko ir dabar mes gauname iš laikytojų gyvūnų tokius nusiskundimus, kad nebegali ištirti tėvystės dėl to, kad reproduktoriaus jau nebėra gyvo arba, tarkim, jis yra parduotas, išvežtas kažkur kitur ir nebėra galimybės paimti tėvo DNR ir jeigu jo DNR nebuvo tirtas, tai tėvystės nustatyti tiesiog nepavyks. Tai tokiu atveju tampa labai didelė rizika neturėti tėvinės pusės duomenų. Kokios yra dažniausiai daromos ir galimos klaidos, tai pavėluota deklaracija, kaip ir minėjau, neįvedant deklaracijos prieš palikuonio įregistravimą, tai tėvas nebus priskiriamas, svetimo buliaus savininkas nepatvirtins sutikimo, kad leidžia naudoti bulių jūsų bandoje kergimui, vėlgi nebus priskirtas tėvas, ir duomenys neatnaujinami kas 12 mėnesių. Tai reiškia, po 12 mėnesių, jeigu bus kažkoks tarpas, tai ir tą tarpą pateks būtent laikotarpis, kada norėsite kergimą įregistruoti, tai jeigu į skaičiavimo tą laikotarpį nepateks nei vieno kergimo, tai tokiu atveju irgi nebus priskirtas tėvas.
Tai tikrai labai svarbu šituos dalykus įvertinti ir išvengti galimų klaidų. Ir laiku ir teisingai pateikti duomenys yra būtina sąlyga ir veislininkystės plėtrai, ir paties ūkio pelningumui užtikrinti, todėl labai rekomenduojame, kviečiame ir raginame deklaruoti kergimus, vesti savo gyvulių apskaitą kuo tikslesnę ir tuo pačiu turėti naudą savo ūkiui. Tai toks trumpas mūsų pristatymas su pagrindinėmis naujienomis. Ir tada pakviesiu kolegą iš Žemės ūkio duomenų centro, Edgarą Jeniną, pristatyti savo dalį apie pačios sistemos pokyčius. Labą dieną. Esu valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centras darbuotojas, dirbu gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriuje, produkto vadovu ir pristatysiu jums, tai bandau pasidalinti ekranu, apie tai, ką pristatė Dalia, kaip tai bus įgyvendinama techniškai. Matosi tikriausiai. Taip, matosi. Ekranas. Kaip jau minėjau, pagal teisės akto pasikeitimą patobulinome, ne tik patobulinom, padarėme pakeitimus kergimo deklaravimo modulyje ir numatėme galimybę deklaruoti kergimą, jeigu tai anksčiau buvo daroma už praėjusį laikotarpį, dabar kergimą galima deklaruoti į priekį. Tai gal tada žingsniais, iš tikrųjų čia padariau daug skaidrių, bet faktiškai viskas vyksta daug greičiau, nedaug yra tų žingsnių ir tikrai tas deklaravimas, kiek įmanoma, buvo stengiamasi padaryti, kad būtų paprastesnis. Prie deklaravimo, aš bandau padaryti, kažkodėl man ne įsijunginėja skaidrės. Gal supelė pavyks. Taip pavyksta. Sugrįžti. Leisti iš naujo. Kaip ir buvo paminėta, kad prie kergimo deklaravimo gali prisijungti kaip gyvūnų laikytojai, taip ir paslaugų teikėjai, taip pat ir veisimo organizacijos. Taip pat gali jungtis tie, kurie neturi prisijungimų gautų iš Žemės ūkio duomenų centro, tai yra gyvūnų laikytojai, jie gali jungtis, fiziniai asmenys, kurie yra, gali jungtis per elektroninės valdžios vartus. Tai gal nuo pat pradžių einame į Žemės ūkio duomenų centro pagrindinę svetainę zudc.lt, spaudžiame mygtuką registruotiems vartotojams ir jungiamės prie kergimo apskaitos programos. Kergimo apskaitos programai, kaip jau minėjau, galima jungti su vartotojo vardu ir slaptažodžiu, taip pat galima jungtis ir per elektroninės valdžios vartus. Prisijungę patenkame į visiems pažįstamą formą, kurie pildo gyvūnų atvedimus, GŽD bei kitokias registruoja, kitokius rodiklius. Einame į meniu punktą kergimai, veisimas, kergimai, kergimo deklaravimas ir kergimo deklaravimo paieška. Šiuo metu jūs matote kergimo įvedimą ir kergimo paiešką. Nuo Liepos 1 šitų pozicijų jau nebus ir vietoj kergimo įvedimo bus kergimo deklaravimas, vietoj kergimo paieškos, kergimo deklaravimo paieška. Taigi kergimo deklaravimas. Jeigu asmuo prisijungs per elektroninės valdžios vartus, jisai pateks iš karto į savo paskyrą, pavadinkim, bus atvaizduotas jo asmens kodas, jam
reikės tik tai pasirinkti gyvūnų rūšį, nes kadangi gyvūnų rūšių dažnai turi laikytojas daugiau negu vieną, tai jis turėtų pasirinkti, pavyzdžiui, galvijai. Aš čia pasirinkau arkliai, tai vat, jeigu asmuo prisijungiai turi tik arklius, tai iš karto atvaizduojami seni kirgimai, kuriuos reikėdavo anksčiau žiūrėti, ieškoti per kirgimų paiešką. Tai prisijungia per elektroninės valdžios vartus, pasirinkę arkliai, jūs pamatysite savo senus kirgimus, galėsite deklaruoti naujus, bet pavyzdį aš parodysiu, kaip yra deklaruojamas kirgimas galvijų bandoje, nes arklininkystėje kirgimas bandose yra rečiau naudojamas, ten yra dažniau kontroliuojamas kirgimas, o šitą sistemą labiau, ne tai, kad labiau pritaikyta, bet yra labai patogi tiems, kurie kergia bandomis, turi reproduktorių ir tam reproduktoriui priskiria pateles. Taigi, paspaudę mygtuką naujas kirgimas, kurį matom čia dešiniai žalias su pliusiuku, atsidaro langas, kuriame reikia pažymėti tik tai reproduktoriaus įvedimo į bandą datą. Čia raudonai pažymėtas vieta pažymėta ir čia mes, pavyzdžiui, įvedam datą. Tai data, ta, kuri pažymėta geltonai, reproduktoriaus pašalinimo data, jinai užsipildo automatiškai. Ją galime užpildyti ir rankiniu būdu, bet kaip Dalia minėjo, deklaravimas vyksta kartą per 12 mėnesių, tai jeigu mes čia užpildysim 26.01.01, tai dešiniai pusėje langelis užsipildys 27.01.01 ir deklaravimas bus pildomas metams laiko. Na, kaip ir minėjau, čia mes pasirenkam kovo 1.26, tai 27 kovo 1 užsipildo automatiškai. Jeigu norime padaryti trumpesnį laikotarpį, nors ir vieną dieną, galime tą datą įvesti rankiniu būdu. Užpildę datą, spaudžiame kitas puslapis, raudonai pažymėta kitas puslapis. Renkamės reproduktorių. Reproduktorių, jeigu žmogus turi tik tai vieną bandą, tai jam bandos rinktis nereikia, jinai ir bus atvaizduota. Jeigu bandų bus daugiau, čia kairiai pusėje aš uždengiau bandos numerį, tai pasirinkę bandą, renkamės reproduktorių, atsidaro, reiškia, visi reproduktoriai yra atvaizduojami. Nėra taip, kad visi, aš dabar nepasakysiu tiksliai nuo kokio amžiaus, bet mes neatvaizduojam visai mažų veršiukų ir avinukų, kurie yra visiškai jauni ir tikrai nenaudojami. Tai jeigu neklystų, veršiukams yra 10 mėnesių, avinukams 4, tai jie čia neatvaizduojami, kad nebūtų atvaizduojami prie reproduktorių visas prieauglis, kuris yra bandoje. Ir pasirenkam reproduktorių ir spaudžiame kitas puslapis. Jeigu mums reikia ieškoti reproduktorių, jų būtų labai daug, gal avininkystės ūkiuose, tai mes galime atidarę šitą klasifikatorių pradėti rašyti, pavyzdžiui, LTU 000-896 ir automatiškai ta paieška siaurės ir kol mes suvesim visą numerį, liks tik tai vienas reproduktorius. Dar panaudojom ir vardą, nes buvo toks pageidavimas, kad, pavyzdžiui, arkliam labai aktualu, nors ir pasirodo, kad ir buliai turi vardus, irgi atidarius klasifikatorių, matosi vardas ir pasirenkame reproduktorių. Pasirinkę reproduktorių, matome, kad jisai pas mus yra būtent užsifiksavo reproduktoriaus numeris, vardas, gimimo data, veislė. Spaudžiame kitas puslapis. Patenkame į patelių pasirinkimo langą. Kairėje pusėje matome bandoje turimas pateles, dešinėje pusėje yra vieta, kur yra perkeliamos patelės kirgimui. Kaip čia pasakyti, ne perkeliamos, o pasirenkamos patelės. Kairėje yra visos patelės, į dešinę pusę mes spausdami pliusiuką, čia pažymėti yra pliusiukai, galim taip pasirinkti, galime pasirinkti visas ir į dešinę pusę peršoks pas mus pasirinktos patelės. Jeigu norėjome pasirinkti visas patelės, tai pasirinksime tik tai tas, su pliusiukais, tik tas patelės. Dar yra
patogumui padaryta tokia eilutė. Čia mes galime rašyti, aš paskui parodysiu jau neskaidrėse, galime rašyti, pavyzdžiui, juodmargiai arba kažkokie čia pas mus bus žalieji, parašysime žal ir mums išfiltruos tik tai su žal. Galime parašyti, jeigu yra žinomas vienas numeris iš sąrašo, čia įrašome numerį ir mums išrinks tik tai šitą numerį. Lytis, karvės telyčios galima išsirinkti, datas išrikiuoti nuo seniausios iki jauniausios arba atvirkščiai. Galime amžių mėnesiais nuo iki pasirinkti. Atvykimo į bandą data irgi buvo toksai poreikis, kad jeigu yra didelė banda ir yra nupirktos patelės, tai irgi galima jas pafiltruoti, parūšiuoti, kad galima būtų lengviau atsirinkti pateles, kurias mes norime numatyti kergimui. Ir vat, kaip minėjau, su pliusiukais arba pasirinkti visas. Su šitais minusiukais galima gražinti, galim čia suvedus pažymėti, paspausti ir visos jos sugrįš atgal ir galim čia rankioti tas pateles. Ir kai jau mes pamatėm, kad pasirinkom visas, spaudžiame išsaugoti. Paspaudę išsaugoti, paspaudžiame mygtuką patvirtinti, viskas. Kergimas yra išsaugotas, mes jį matome kergimų sąraše. Galime peržiūrėti, galima tą kergimą ištrinti, gal Dalia patikslins, ar mes tą funkciją visiems leisim ištrinti tokį kergimą, galima jį atspausdinti, galima kergimo papildyti ir redaguoti. Tai va, jeigu kažkokių padarėm klaidų, galima redaguoti ir trinti. Viskas, kergimas yra užpildytas, tai jeigu taip trumpai, tai mes pasirenkam datą, reproduktorių ir pateles. Spaudžiame išsaugoti ir patvirtinti. Kergimas yra užregistruotas. Toliau nusipirkome dar 2 pateles, pavyzdžiui, registravome, kaip pavyzdys ten gegužės, pas mus buvo kergimas užregistruotas kovo 1 ir mes nusipirkome dar pateles ir gegužės 1. Norime papildyti. Paspaudėme pliusiuką ir pildome kergimą. Matome, kad pas mus bandoje atsirado kažkokios patelės, kurias mes norim papildyti. Su to pliusiuku perkeliam į dešinę pusę, pasirenkam tas pateles ir išsaugom. Viskas, kergimas yra papildytas. Ir šičia mes matom, kad yra vienas kergimas su pliusu. Tai jeigu mes paspausim šitą pliusą, mes matom, kad šitas kergimas yra pagrindinis kergimas ir papildytas. Kaip minėjau, peržiūrėti, redaguoti, papildyti, trinti, atspausdinti. Galime. Redaguojant, spaudžiame redaguoti. Norime pašalinti vieną patelę, spaudžiame minusą ir mes ją pašalinam. Bet pašalinę patelę mes pašalinsim ir jos kergimo istoriją. Tam, kad kergimo istorija neišnyktų šitai pateliai, jos nėra šalinamos iš kergimo. Nebent mes ją suvedėm ir po 5 minučių sugalvojom pašalinti, tai taip galima pašalinti. Bet jeigu mes ją įvedėm kovo 1, tai yra gegužės 1, o birželio 1 norime pašalinti, tai patelės išvedimo data. Užfiksuojame patelės išvedimo datą, spaudžiame išsaugoti ir šitą patelę turi 1 mėnesį kergimą, taip sakant, užfiksuotą ir kai gims prieauglis, jau nustatant tėvą, šitas laikotarpis nuo 26 gegužės 1 iki birželio 1 bus naudojamas tėvo nustatymui. Kaip ir minėjau, pašalinta, išsaugojam, galime paspaudę akytę peržiūrėti šios kergimus, galime atspausdinti vieną pridėtą kergimą, galime viską matyti, galime atspausdinti kergimo žiniaraštį. Kergimo deklaravimas panaudojant kito asmens bandoje laikomą reproduktorių. Kaip ir jau buvo paminėta, galima panaudoti ir svetimą reproduktorių, tik reikia to reproduktoriaus sutikimo. Vėlgi mes spaudžiame naujas kergimas, mygtukas, čia yra naujas kergimas, atsiranda laukas, įvedame datą. Kaip pavyzdys, 26 birželio 1. Einame į sekantį, paspaudžia kitas puslapis, renkamės reproduktorių. Ieškoti reproduktoriaus ne savo bandoje. Spaudžiame šitą taškiuką ir atsiranda paieškos
laukas, pagal ką ieškosime. Galime įvesti laikytojo asmens kodą, tada bus atvaizduoti visi jo reproduktoriai, galime įvesti bandą, galime įvesti gyvūno unikalo numerį, žirgui mikroschemą. Nu ir galvijui, jeigu ir kitai rūšiai, jeigu mikroschema yra naudojama, pas mus yra užfiksuota duomenų bazė. Nors vieną lauką reikia užpildyti, visi laukai yra su geltona žvaigždute, tai yra laukai, jie nėra privalomi visi, bet nors vienas, arba unikalus numeris, arba asmens kodas, arba banda, arba mikroschema, arba 2, arba 3. Galima ieškoti ir pagal vardą, pasirinkę irgi, pavyzdžiui, banda ir vardas, ir taip surasti reproduktorių svetimą. Galime ieškoti, kaip minėjau, pagal numerį, įvedam numerį, spaudžiam ieškoti, mums pasiūlo tą reproduktorių, mes paspaudžiam ant šito žalios varnelės ir reproduktorius yra užfiksuotas ir einame į kitą puslapį, patelių pasirinkimas. Pasirenkam pateles, kaip minėjom, arba su pliusiukais, arba visas kartu ir spaudžiame išsaugoti. Čia šitie yra pliusiukai, čia pasirinkti visas, čia atšaukti pasirinkimą. Išsaugom ir gauname pranešimą, kad laukiama, kol reproduktorių patvirtins reproduktoriaus laikytojas. Reproduktorių ir uždarom šitą lauką ir tikriausiai įmam telefoną, skambinam tam reproduktoriaus laikytojui, kad jisai prisijungtų prie savo ūkinių gyvūnų registro sistemos per elektroninės valdžios vartus arba per GL prisijungimą. Pranešimas pas mus kol kas yra statusas laukiama patvirtinimo ir kol reproduktoriaus savininkas nepatvirtins, toks statusas ir bus ir šitas skirdimas nebus taikomas nustatant palikonių tėvą. Taigi, asmo prisijungia, reproduktoriaus laikytojas prisijungia prie savo sistemos, UGRIS per elektroninės valdžios vartus arba su GL ir mato, kad pas jį yra vienas pranešimas. Spaudžia ant šito vokelio ir mato, kad pas jį yra pranešimas reproduktoriaus panaudojimo kergimui patvirtinimas. Spaudžia peržiūrėti ir mato, kad reproduktorius buvo panaudotas kergimui, reproduktoriaus numeris buvo panaudotas bandoje, bandos numeris, kurį priklauso vardas pavardė, buvo panaudotas kergimui. Jeigu reproduktoriaus laikytojas sutinka, kad jisai būtų panaudotas, jisai spaudžia patvirtinti, gauna pranešimą kergimas patvirtintas, o asmo, kuris panaudojo tą reproduktorių savo patelių kergimui, deklaravimui, mato pranešimą, iš karto pas jį yra išsaugota ir jau šis reproduktorius bus naudojamas nustatant gimusių palikonių tėvą. Galima atspausdinti kergimo žiniaraštį. Tai trumpai apie įvedimą ir yra kergimo deklaravimo paieška. Yra tokia pakankamai paprasta forma. Irgi veisimas, kergimo deklaravimo paieška. Pasirenkam, pavyzdžiui, galvijai. Ir čia nėra paieška, kad jeigu mes pasirinksim galvijai, mums parodys visus kergimus, kokie tik tai yra registruoti pas mūsų duomenų bazėje. Ne, pasirinkus galvijai, pasirenkame reproduktoriaus numerį arba patelės numerį. Taip pat, jeigu norime susiaurinti, pavyzdžiui, mes pasirinkome reproduktorių, paspaudėme ir pamatėme, kad jau šitas reproduktorius turi kergimus ir kergimai yra atvaizduoti ir kiekvienam kergime pagal datą galima pamatyti, reiškia, kokios buvo atskiruose kergimuose panaudotos patelės. Galima paiešką susiaurinti, galim padaryti, kad, pavyzdžiui, ieškoti reproduktorių ir laikotarpis, vieno mėnesio laikotarpis ir mums sistema atrinks tik tai nuo gegužės
pradžios iki gegužės pabaigos, kokie į tą intervalą papuolė kirgimai, taip pat galima peržiūrėti. Taip pat galima ieškoti, žinant patelės numerį, sužinoti, kiek kirgimų buvo per visą gyvenimą, galim taip pat susiaurinti paiešką ir surasti, kiek ta patelė buvo panaudota. Paspaudę akytę pamatysime, kokiuose kirgimuose, su kokiom kitom patelėm, reiškia, buvo registruoti kirgimai. Tiek trumpai skaidrės ir dabar parodysiu, kaip tai vyksta gyvai, tik tai yra testinė aplinka pas mus, todėl viskas atrodys šiek tiek lėčiau, negu viskas vyks iš tikrųjų. Prisijungiam prie formos, veisimas, kirgimai, kirgimo deklaravimas ir norime, pavyzdžiui, esame avių augintojų asociacija ir mumis kreipėsi laikytojas ir paprašė suvesti jo kirgimus. Ir pasirenkam laikytoją, kadangi esam kaip paslaugos teikėjas, veisimo organizacija. Jeigu prisijungsime per elektroninės valdžios vartus, tai mes iš karto matysime asmens kodą, bet asmens kodą negaliu atvaizduoti, įmonės kodas nėra pas mus paslaptys ir ūkis tikriausiai neužpiks, nes tai, manau, bus dideliam geram ūkiui gera reklama. Tvarkingai tvarkosi, matom, kiek yra kirgimų, koks yra įmonės pavadinimas. Tai yra kirgimai, kurie persikels į naują sistemą iš dabar naudojamos sistemos. Jie niekur neišnyks, juos taip pat galima bus peržiūrėti, spausdinti, redaguoti ir pamatyti. Ir gavome kažkokį prašymą supildyti naują kirgimą. Atidaro formą. Žiūriu, avis, kada jos, aš nesu avių specialistas, bet jos ten gal kovo 1. Kūrėme kirgimą, automatiškai iki 27 kovo 1 metams laiko vyksta deklaravimas. Galime šitą datą padaryti ir trumpesnį. Einame į sekantį puslapį. Matome, kad ūkis turi daugiau negu vieną bandą. Pasirenkam bandą ir pasirenkam reproduktorių. Spaudžiame išsaugoti reproduktorių ir pereinam į patelių priskyrimo langą. Matome, koks yra reproduktorius, iš kokios bandos ir sugalvojom, mums reikia priskirti visas patelės. Persigalvojom, nereikia visų priskirti. Reikia priskirti 10 patelių. Galime parūšiuoti, kad prisiminėm, kad pas mus tos patelės pažymėjimai yra kokios Lietuvos šiurkščiavilnės. Galime priskirti visas Lietuvos šiurkščiavilnės arba galime priskirti 10 Lietuvos šiurkščiavilnių ir paspaudžiame mygtuką išsaugoti. Patvirtiname. Viskas, kirgimas išsaugotas. Jisai atsirado. Sugalvojame jį papildyti tą kirgimą. Atsirado pas mus naujos kažkokios nupirktos patelės. Mes spaudžiam pliusiuką, papildyti kirgimą. Pildant kirgimą reikia įvesti datą, kada mes pildome kirgimą, 2026, pavyzdžiui, nusipirko 06.01 ir dokumento priėmimo data, kadangi pildyti gali ir veisimo organizacija, tai jeigu gavo kažkokį tai dokumentą, įvedėm, kada mes pildome ir dar mes žinom, kad mes nusipirkome taip pat šiurkščiavilnės, pas mus yra atrinkta šiurkščiavilnės ir kažkokios yra 42 mėnesių amžiaus, galime irgi parūšiuoti, yra 42 mėnesių šiurkščiavilnės, mes jas nusipirkome, papildėme, išsaugojame. Viskas, kirgimas papildytas, mes jį matome, čia kirgimas, vienas kirgimas ir papildėm. Papildytas kirgimas. Tai tiek trumpai, lauksime klausimų. Ačiū labai Edgarui. Ir dabar pereisim prie klausimų skilties. Aš pagarsinsiu ir tada kartu su Edgaru pabandysime atsakyti.
Tai pirmas klausimas buvo, kas yra vėlavimas, apie kokį laikotarpį kalbama. Tai vėlavimas būtų toks, jeigu yra bandoma užregistruoti kergimą jau po palikuonio atvedimo registracijos, arba kergimą planuojama užregistruoti vėliau, negu yra ilgiausias tas terminas 305 dienos. Tai reiškia, kad labai seną kergimą yra planuojama užregistruoti. Tai tokie irgi skaitysis kaip vėlavimas. Nebent Edgaras dar norėtų papildyti atsakymą iš šitą klausimą. Ne, tiek ir yra. Jeigu po apsiveršiavimo įvyksta pateliai komplikacijos, uždegimas ir taip toliau, ir apsivaisinimas įvyksta pavėluotas, tai yra jai pasveikus, pavyzdžiui, po 6 mėnesių ar ilgiau, kaip tada vyksta kergimo užregistravimas, nes jau bus praėję 12 mėnesių atnaujinimo laikotarpis. Tai būtent dėl to, kad jeigu po 12 mėnesių kergimas bus atnaujintas arba registruotas naujas ir ta patelė bus įtraukta, tai kergimas ir skaitysis iš naujojo laikotarpio. Tai jeigu bus kergimai registruojami laiku, atnaujinimai laiku padaromi, tai nenutrūks patelės kergimo laikotarpis ir jisai, kada jau bus pateks į tą kergimo laikotarpį, tada ir bus užfiksuotas, nepriklausomai nuo to, kad prasidėjo galbūt viename, o atvedimas jau yra kitam laikotarpį. Tai čia neturėtų būti problemų, jeigu kas 12 mėnesių sąžiningai atnaujinsit kergimus. Sekantis klausimas, ar galima koreguoti jau suvestus kergimus po kelių mėnesių, nes pas mus bandoje reproduktorius yra visus metus. Tai, kaip Edgaras ir minėjo, jūs galite koreguoti kergimus įtraukiant arba pašalinant patelę. Jeigu turite omeny kažkokius kitokius koregavimus, tai parašykite, aptarsime juos išsamiau, bet iš principo koreguoti galima ir tą, ką Edgaras minėjo, kad galima ir ištrinti kergimus, tai turėkite omeny, kad jeigu ištrinsit kažkokį senesnį įvykį, tai jums nebeleis įvesti, pataisyti arba įvesti to seno laikotarpio kergimo ir tokiu atveju tas palikuonis neteks savo tėvinės dalies. Tai su ištrinimais turėkit omeny, kad jeigu įvedėt klaidingą kažką, pastebėjot, neužilgo po savaitės, kad kažkas ne taip, tokį galite ištrinti, nebus kažkokios rizikos, nes galėsit naują kergimą tiesiog suformuoti. Bet jeigu norėsite ištrinti kažkokį seną, o ypatingai jeigu būsite gavę išmoką, tai yra tikimybė, kad perskaičiavus ir nustačius, kad jūs išmokai gauti buvot suregistravę kergimą, kuris rodė vienokį kraujo laipsnį, paskui ištrynėt kergimą ir palikuonis, už kurį gautos lėšos buvo išmokos gautos, nebetitinka tų reikalavimų, tai gali būti pritaikytos ir nuoskaitos. Tai duomenys turi būti kuo tikslesni ir trinimai tokie jau gali turėti ir jums pasiekmių. Ar norėtumėt gerai dar ką nors prie šito koregavimo, ką galima koreguoti? Gal šiek tiek į šitą temą, bet aš nepasakiau tokį dalyką, kad jeigu jūs sudeklaravot kergimą ir pardavėt pateles, tai nieko daryti nereikia. Jūs užpildėt GŽD formą ir šitam kergime automatiškai užsidės pabaigos data. Ir šitą, jeigu jūs užregistravot ten, kaip pavyzdys, balandžio 1 kergimą, pardavėt gegužės 1, kergimuose nieko daryti nereikia. Nuo balandžio 1 iki gegužės 1 patelės turės kergimo laikotarpį su šito reproduktorium, nuvažiavę į kitą bandą, jeigu jos ten bus kergiamos, ten jau reikės suregistruoti, savaime aišku, kadangi ten kitas reproduktorius, ten reikės iš naujo užregistruoti kergimą. Šitoj bandoj nieko daryti nereikia. Taip pat nugaišus automatiškai, bet čia jau, kaip sakant, niekas nuo to nepasikeis, nugaišus irgi arba paskerdus irgi užsidės pateliai kergimo pabaiga automatiškai iš GŽD formos. Tai apibendrinant, kai norima pateles įtraukti į kergimą, reikia koreguoti, arba jeigu, tarkime, jūs turite, dvi kergimo, banda yra ta pati, bet jūs turite suskirstę į grupės savo, tarkim, pateles ir turite su vienu reproduktorium vienas pateles, su kitu reproduktorium kitas ir jos yra perkeliamos iš vieno reproduktoriaus priskiriamas kitam, tai tokiu atveju irgi tą jau turėtumėt patys suregistruoti, nes sistema nesugebės atskirti, kada patelė buvo pervesta pas kitą reproduktorių. Ar teisingai, Edgarai? Taip, kai uždėsit pateliai viename kergime pabaigos datą, tai atidarė kitą kergimą arba naują kergimą, jūs galėsite vėl ją pasirinkti iš
kaip čia pasakyti, iš laisvų patelių. Jinai bus galimybė ją atrinkti, bet jeigu jinai dalyvauja kirgime, tai jūs jos negalėsit pasirinkti, kadangi jinai jau dalyvauja kirgime. Bet uždėjus pabaigos datą, pereinat į naują kirgimą ir vėl ją renkatės kitam reproduktoriui. Ačiū. Sekantis klausimas. Sveiki, kaip registruoti sėklinimus su vet gydytojo pagalba? Kaip vykdoma sėklos apskaita, kai reproduktoriaus savininkas užsienyje? Tai čia norėčiau atskirti du dalykus, kad šitame etape mes kalbame apie kergimus, tai yra, kada yra kergimui naudojami gyvi reproduktoriai, ne su sperma, ne sėklinimui. Tai čia yra viena, nes sėklinimų apskaita yra vedama šiek tiek kitoje posistemėje, kur visų reproduktorių sperma, kuri yra įvežta, pagaminta Lietuvoje arba įvežta į Lietuvą iš užsienio, jinai yra registruojama ir sėklinimai jau registruojasi būtent su ta užregistruota sperma. Tai neturėtų būti kažkokių problemų, dėl to, kad tikrai mes labai daug spermos atsivežam iš užsienio, jinai visa yra apskaitoma ir registruojama ūkinių gyvūnų registro sėklinimo apskaitos programoje ir sėklinimai ten registruojasi. Jeigu kalbam apie kergimą su užsienyje esančiais reproduktoriais, tai jeigu jūs turėsite dokumentus patvirtinančius, tai įvesti registravimą galės, bet paprašysiu dar Edgaro pakomentuoti tą dalį, kaip pasirinkti tą reproduktorių, kuris galbūt nėra užregistruotas ūkinių gyvūnų registre Lietuvoje, dėl to, kad jo tiesiog niekada nebuvo ir turbūt jis net keliaus į Lietuvą. Praeitą savaitę atsirado toksai, kaip sakant, pageidavimas, kad iš arklininkystės pusės, kad kergimai vyksta užsienyje. Lietuviai su savo kumelėm važiuoja į Latviją, į Lenkiją, susikergia lietuviškas kumeles su užsienio reproduktoriais. Šitie reproduktoriai pas mus duomenų bazėje yra įvesti arba gali būti įvesti tik tai kaip reproduktorius kilmei. Tai kadangi tas poreikis atsirado labai nesenai, mes, kaip sakant, nesureagavom, bet tikrai tą dalyką sureaguosim, kad galima būtų normaliai užregistruoti ypač kumelių kergimus užsienyje. Tai ten, kur mes renkamės svetimą reproduktorių, mes taip galvojam, kad mes padarysim kergimas užsienyje ir nurodysim šalį. Nebent gal nurodysim kokio dokumento numerį ar dar kažką, bet faktiškai mes daugiau nieko nežinom. Mes nežinom nei veterinaro, nei kažkokio, gal ir ūkį žinosim, bet tai nėra mums aktuali informacija. Vis tiek šitie kergimai, jeigu jie yra aktualūs, bus kilmė tikrinama DNR metodu ir kaip sakant, jokia netiksli informacija nepraeis, nustatant palikonio tėvą, bet bus užregistruotas kergimas ir kas yra labai aktualu arkliam, tai bus užregistruotas veisėjas, nes kergimas reikalingas veisėjo nustatymui, nes veisėjas tai yra kumelės savininkas kergimo momentu. Tai jeigu mes nuvežėm kumelę į Lenkiją, susikergiam, tai duomenų bazėje turim tokią mintį, pasirinkom kergimos užsienyje, pasirinkom Lenkiją kergimo datą ir užfiksavom. Ir kaip renkame svetimą reproduktorių, tai pasirinksim reproduktorių iš reproduktorių tik kilmei. Taip vadinasi jie pas mus duomenų bazėje, kadangi jie neturi laikytojo. Ir tai bus užfiksuotas kergimas. Bet, kaip minėjau, kadangi pasiūlymas atėjo šiek tiek pavėluotai, tai ir įgyvendinimas nuo Liepos 1 šito dalyko nebus, bet stengsimės kuo skubiau tą dalyką įgyvendinti. Taip pat dar turėčiau atkreipti dėmesį, kad kai kurios ne tik tais arklininkystėje, bet ir galvininkystėje telyčios, tarkim, atvažiuoja irgi susėklintos ir ypatingai tai yra svarbu veislinėms patelėms, tai jų zootechniniuose kilmės pažymėjimuose paprastai tokia informacija apie kergimą būna, nes jeigu yra perkamos būtent susikergusios patelės, apsivaisinusios, tai paprastai tie duomenys būna įtraukti į zootechninį kilmės pažymėjimą, tai iš to kilmės pažymėjimo duomenys taip pat bus galima suvesti ir jeigu ŽUDC dar nėra pasiruošęs, tai bet kokiu atveju jiems galima bus nusiųsti tą pažymėjimą, kad jie savo būdu įvestų, o vėliau ir pačią sistemą pritaikyti, kad jinai leistų ir pačiam ūkininkui. Bet, sakau, čia labiau svarbu yra veislinėms patelėms, kurios atvažiuoja jau su kilmės pažymėjimais. Per kiek laiko turi patvirtinti kitas ūkininkas reproduktoriaus savininkas? Tai turbūt kaip ir su pačiu deklaravimu kergimo, tai iki pirmo palikonio atvedimo
bet paprašysiu Edgaro irgi dar patikslinti, ar jeigu jis, tarkim, užregistruotas yra kergimas šiandien, rytoj aš registruosiu jau palikuonį, bet reproduktoriaus savininkas patvirtins tik poryt. Ar toks kergimas užsiskaitys nuo poryt, kai jau bus patvirtintas? Ne, neužsiskaitys, nes palikuonį registruos, kai kergimas dar nepatvirtintas. Jeigu kergimas nepatvirtintas, kergimo nėra ir palikonių tėvas nebus nustatytas. Tai jeigu vakar suvedė duomenys, tai vakar turi, kaip sakant, patvirtinti, arba, nesvarbu, ne vakar, šiandien turi patvirtinti svetimo reproduktoriaus laikytojas kergimą ir patvirtinus kergimą iš karto gali jau patelės savininkas jungtis ir registruoti atvedimus registruoti prieauglį ir jam tėvas jau bus nustatytas. Eiliškumas turi būti išlaikytas, nereikia laukti ten dienos, 2 ar per naktį, ne. Svarbu, kad būtų padaryta visos procedūros viena po kitos. Iš pradžių kergimo registravimas, toliau, reiškia, prieauglio registravimas. Taip, tada čia toks truputėlį iš kitos galbūt srities, bet labai svarbus yra klausimas, kaip galiu pasitikrinti, ar reproduktorius nėra giminingas mano turimoms patelėms. Jau čia Edgarą prašysiu. Nežinau, kad inbreedingo laipsnį jūs skaičiuojat, bet jau iš suvestų duomenų. O ar yra galimybė šiuo metu pasitikrinti bulių, tarkim, pasirenkant savo bandoje, kai turiu keletą bulių ir pasirinkti į bandą tokį, kuris bus mažiausiai giminingas. Ar yra tokia galimybė, ar ne? Šiandien dienai nėra tokios galimybės, nes mes skaičiuojame inbreedingą gyvuliams, kurie yra suvesti į ūkinių gyvūnų registrą. Tas gyvulys, kuris yra planuojamas, jis nėra suvestas. Čia reikia skaičiuoti inbreedingą kergimui, sėklinimui. Buvo tokia mintis, bet kol kas jinai nėra įgyvendinta, kadangi poreikis pirmą kartą atsirado tik dabar. Bet jeigu šiandien dienai galima padaryti tik tai rankiniu būdu, paėmus, reiškia, gyvulius, sudėjus kilmes ir žiūrėti vienodus protėvius abiejose kilmėse. Taip, kad sistema pati nustatytų, tokios galimybės nėra, kadangi nėra to gyvulio, kuriam reikėtų nustatyti. Mes tikrai pagalvosim apie būtent to inbreedingo skaičiavimo galimybę, galbūt pasirenkant bulių kergimui, planavimui, nes tikrai klausimas yra svarbus, kad kergimą pradėti jau žinant duomenis, o ne paskui sužinoti, koks gavosi rezultatas. Tai mes tikrai pasvarstysim apie tokios galimybės ir funkcionalumo įdiegimą kartu su Žemės ūkio duomenų centru, kur tai galėtų atsirasti. Turbūt tai svarbu yra prie kergimo, kada yra planuojama, galbūt prie bandos kiekvieno. Tiesiog pagalvosim apie šitą klausimą, nes tikrai manau, kad yra pakankamai svarbus planavimui, bet šiame etape, kaip minėjo Edgaras, nėra galimybės pasitikrinti. Taip, sekantis klausimas. Ar galiu tą patį reproduktorių naudoti iš karto keliose bandose? Taip. Tuo pat metu. Taip, ir paskutinis klausimas. Jei maždaug po 2-3 mėnesių ištyrėm veršingumus ir buvo teigiamas, ar kergimo laikotarpį galima pakeisti? Nelabai suprantu klausimo, nes tai, kad jūs ištyrėt, kad veršingumas yra, o kergimas buvo deklaruotas, tai nieko keisti ir nereikia, reiškia, kergimas ir yra, ir paims tos duomenys, nebent jūs kergimą pradėjote, tarkim, nuo vakar, tarsi kergimo laikotarpis prasidėjo, bet telyčios jau, arba karvės patelės jau yra susikergusios ir anksčiau ir nebuvo tas deklaravimas įvestas. Tai tokiu atveju turbūt reikėtų deklaruoti, kad pradžia yra ne šiandien, o prieš tos 2-3 mėnesius prasidės. Tai kaip ir minėjau, anksčiausia turbūt data, čia jau Edgaro prašysiu pagalbos, anksčiausia data, kurią galima nurodyti įvedant kergimą, jeigu aš esu prisijungus šiandien, tai būtų galvijams 305 dienos, nedaugiau ar ne atgal, ir avims 160, nedaugiau atgal.
Ir registruojant prieauglį vis tiek sistema patikrins, atskaičiavę šitas intervalus atgal ir pasižiūrės, koks ten buvo tuo metu reproduktorius. Ir ar jūs nustatėte viršingumą patikrinę, ar jeigu jūs nustatėt, jūs galite tom patelėm uždėti kergimo pabaigą, jeigu yra toksai poreikis, ir jos jau skaitysis susikergusios, kadangi jūs žinot, kad jos yra susikergusios po patikros. O faktiškai viskas yra planuojama taip, kad gimė prieauglis ir jūs turite žinoti, kad 305 daugiausiai 260 mažiausiai šitam intervalė turi būti reproduktorius. Ir taip reikia sudeklaruoti kergimą, kad tas reproduktorius būtinai būtų, nebent pasižiūrėti į senesnius kergimus, gal jūs dabar deklaruojat ir pas jumis gims prieauglis po deklaravimo po 4 mėnesių. Vat jūs sudeklaravot, kaip pavyzdžiui, sausio 1, pas jūs gimė prieauglis balandį. Tai tas gimęs prieauglis nieko bendro su jūsų deklaracija neturės. Jūs sudeklaravot viršingą karvę, telyčią arba ringą. Ir sistema, registruojant prieauglį, atsuks tas dienas ir pamatys, kad buvo kitas kergimas užregistruotas ir paims duomenys iš prieš tai buvusio kergimo. Ir aš gal dar tokį papildomą irgi atsargumo, kada sistema nepriskirs tėvinės pusės. Tai jeigu, tarkim, tos pačios patelės buvo su vienu reproduktorium kergiamos ir nepertraukiamai vieną dieną baigėt, sekančią dieną pradėjot su kitu reproduktorium ir susikergė būtent jau tame pereinamajame laikotarpė, visai pabaigoje galbūt su tuo pirmuoju reproduktorium arba visai pradžioj tik perkelus su kitu reproduktorium, tai kadangi skaičiuoja intervalą nuo 265 iki 305 dienų, tai tam tarpe, jeigu papuls 2 reproduktoriai, nes sistema negalės atrinkti ar paskutinį paimti, ar pirmą paimti, jinai tiesiog nesupras ir matys, kad yra 2 reproduktoriai tinkami, tai tokiu atveju irgi nepriskirs tėvo. Arba jeigu, tarkim, jūs registruojate kergimą, tačiau dar, nežinau, ar būna tai, bet gal ir pasitaiko, dar ir susėklinta. Tai vėlgi tada matysis kaip 2 reproduktoriai galimi, vienas iš sėklinimo galimas, kitas iš kergimo, tai tokiu atveju irgi tėvinės pusės nepriskirs, nes sistema matys, kad yra 2 galimi kandidatai ir sistema pati nuo to nesprendžia, tai jau tokiu atveju reikės išsitirti DNR, kad pasitikrinti, kuris iš tų reproduktorių buvo iš tiesų tėvas. Taip, ir dar vienas klausimas. Prašome pertvarkyti bazėje kergimą žirgams, kurie kergia kelias kumeles tą pačią dieną, nes dabar negalimas tas pačias datas įvesti pasirinktam eržilui. Be to, anksčiau buvo toks laisvas kergimas ir nurodyta eržilo įleidimo į bandą ir išėmimo iš bandos datos. Dabar to nėra. Ir čia yra pabaiga klausimą. Tai prašau, Edgarai. Viskas, kas išvardinta, yra įgyvendinta nuo Liepos 1. Pradžia, pabaiga yra, jūs pasirenkat reproduktorių, jūs galite pasirinkti, jeigu kergiat bandoje, pavyzdžiui, jūs padarėt visiems metam, nuo sausio 1 iki gruodžio 31, bet pateles jūs įvedat pateles irgi galima nurodyti pradžią ir pabaigą. Jeigu jūs nieko nenurodysit, reiškia, nuo sausio 1 iki gruodžio 31 šitos kumelės yra kergiamos. Tai šitoj vietoje, jeigu jūs kergsit 5 kumeles skirtingas su vienu reproduktorium vieną dieną, jūs galite supildyti 5 kergimus su skirtingais kergimo pažymėjimo numeriais, nes arkliam tai yra aktualu, kergimo pažymėjimo numeris. Vieną dieną sistema leis tą padaryti, netgi paėmus svetimo reproduktorių, bet lygiai taip pat, kaip ir jau aš paminėjau, svetimo reproduktoriaus laikytojas turės uždėti patvirtinimą, patvirtinti, kad tą reproduktorių būtų leidžiama naudoti jūsų ūkyje. Tai su arkliais šio klausimu viskas įsisprendė, neįsisprendė tik tai vienas dalykas, kadangi yra kergiama grupėmis ir tai yra kaip ir galvijai kergiami ir avys grupėmis, o arkliai naudoja kergimo pažymėjimus vienam, nėra kergimo žiniaraščius, yra tik tai kergimo sėklinimo pažymėjimas. Ir ten yra vienas eržilas, viena patelė
ir užfiksuojama individualiai vienas poravimas, pavadinkim, vienas kirgimas sėklinimas. Tai jeigu jūs padarysite ant vieno kirgimo pažymėjimo, jūs galėsit suvesti ir 10 patelių, bet pas jumis sugrius tą sistemą, kurią jūs taikot pas save arklininkystėje, kad kiekviena patelė turi savo kirgimo pažymėjimo numerį. Bet tai nieko, kaip sakant, nieko baisaus. Paprasčiausiai gausis ne kirgimo pažymėjimas, o kirgimo žiniaraštis, kuris nėra patvirtintas ministro įsakyme išskirtinai arkliams, o yra patvirtintas bendrai visom kitom rūšim. Bet čia tikriausiai nebus joks pažeidimas, jeigu ant vieno kirgimo žiniaraščio bus reproduktorius su 20 patelių. Gal atsakiau? Manau, kad taip. Ir dar vienas klausimas, ar bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Tai informuoju, kad čia yra informacinis renginys, ne seminaras, ne kvalifikacijos kėlimo kursai, tai tikrai pažymėjimai nebus išduodami. Mūsų šis renginys buvo skirtas supažindinti su naujovėmis ir teisės akto reikalavimo pokyčiais, ir sistemos deklaravimo pokyčiais. Tai pažymėjimai tokie nebus išduodami. Daugiau klausimų nematau, dar naudokitės progą, parašykite, jeigu turite kažkokių klausimų, bet kokiu atveju, jeigu kiltų vėliau klausimai ir norėtumėt pasikonsultuoti, pasitarti kaip geriau, tai tikrai galite rašyti ir mums į Žemės ūkio ministeriją, ir į Žemės ūkio duomenų centrą, ir mes operatyviai atsakysim jums į visus iškylančius klausimus. Taip, dar vienas klausimas. Ar paslaugų teikėjas gali prisijungti per save ir patvirtinti reproduktoriaus panaudojimą kitoje bandoje? Ne. Tik reproduktoriaus savininkas. Jis nematys, nėra galimybės, turi reproduktoriaus savininkas prisijungti ir per savo ūkinių gyvūnų registro paskyrą patvirtinti. Tarp kitko, dar iki šio renginio irgi gavome tokį klausimą, kaip čia dabar daryti, nes neturi savo prieigų prie Žemės ūkio duomenų centro, naudodavosi valstybinės maisto veterinarijos tarnybos paslaugomis arba kitų paslaugų teikėjais. Tai aš ir vėl labai raginu kreiptis į Žemės ūkio duomenų centrą, nes šiaip iš principo galima prisijungti per elektroninius valdžios vartus, naudojant elektroninį parašą arba bankininkystę, jeigu neklystu ar ne. Taip. Tai jeigu šitų dalykų jūs neturite, tai yra galimybė su gyvulio laikytojo kodu, tai Žemės ūkio duomenų centro suteiktų, tai tikrai kreiptis dėl to kodo suteikimo, nereikės naudoti tada elektroninės valdžios vartų, galėsite tokiu būdu prisijungti, bet labai kviečiu patiems prisijungti ir duomenis tvarkyti patiems, nes tai yra daug efektyviau, greičiau, laiko prasme ir jūsų tikslumo prasme, nes žmogiškosios klaidos tikrai yra tiek mums pateikiant pirminius duomenis, tiek paskui paslaugų teikėjus suvedant, tai tikrai galima išvengti tų tarpinių visų duomenų pateikimo netikslumų. Dar vienas klausimas. O kas nutiktų, jei įsigyju giminingą reproduktorių to nežinodamas? Įdomus klausimas. Taip. Iš principo, dabar Edgarai primink, jūsų sistemoje, man atrodo, kilmės informacija viešai prieinama. Žinant numerį gyvulio, galima per greitą gyvūno paiešką kilmę turėti. Tai paprastai ten yra atvaizduojama toj kilmės kortelėje apie 3 kartas, jei neklystu, gal 4. Taip. Tai tokiu atveju jūs matysite, ar kilmėje yra jūsų patelių turimų protėvių bendrų ar nėra, ir tokiu atveju to giminingo poravimo galima išvengti. Tai tikrai kviečiu pasinaudoti tą viešai prieinamą informaciją, jau vis tiek, kai įsigijate, žinote, kokį bulių įsigysite, jūs žinote jo numerį, tai per numerį paiešką įvedus numerį pasitikrinti, ar tikrai nėra jūsų bandoje turimų patelių kilmės duomenyse tų pačių protėvių. Tokiu atveju žinosite, kiek jo giminingumas gali siekti. Nebus aišku tikslus, nebus skaičiavimo kažkokio konkretaus, bet preliminariai sprendimui priimti tikrai tokią informaciją įmanoma rasti. Aš gal parodysiu, vis tiek jau daug kas žiūri, gal nežino šitos galimybės pamatyti. Ten yra pakankamai, ten yra visa informacija išskyrus laikytoją. Tai gali laikytoje prisijungia, aš parodau tada kaip žudc.org
LT, einam į pagrindinį puslapį, spaudžiam va šitą padidinamą stiklą, greitą gyvūno paieška veislininkystės posistymė, žinom, kad pirksim reproduktorių, aviną, pasirenkam numerį, nes perkant, tikriausiai žinom numerį, ir gaunam informaciją. Žinom kilmę, galim žiūrėti kilmę, inbridingo laipsnis. Visiškai neimbridinguotas, savo kilmėje neturi jokių bendrų protėvių. Kontroliniai svėrimai yra, jeigu kam aktualu, reproduktoriaus palikonis nėra dar, tapatybės dokumentai, vertinimai, yra vertinimas, kažkokį, nežinau, ar čia galima, yra tik tai vertinimo akto numeris ir vertinimo data, ir gyvūno informacija, kas dabar yra aktualu pamatyti kraujo laipsnį, nes yra išmokos tam tikro kraujo laipsnio gyvūnams, pavyzdžiui, mėsiniam, kai mėsinių kraujo dalių yra daugiau kaip 51, mažiau kaip 51, čia yra galvijams, tai yra skirtingos išmokos, tai galima pamatyti kraujo laipsnį pačio gyvūno, jo motinos, jo tėvo, viskas yra viešai prieinama, nereikia jokios prieigos, zudc.lt, kaip minėjau, ir pasirenka, taip pat yra ir arklininkystės sistema viešai prieinama, irgi visi duomenys išskyrus, yra ir kurioj kilmės knygoje, kuriame skyriuje, kuriame poskyriuje ir kurie asociacija įrašiusi, yra ragotumas, šitas skrėpičia genas tikriausiai, svoris, visa informacija, kokia yra apie tą gyvūną, viską galima pamatyti ir perkant gyvūną jūs galit pasižiūrėti. Aišku, jeigu jūs jį perkat iš užsienio, tai jūs gausit iš užsienio pažymėjimą ir jūs tada išsitrauksit savų gyvūnų kilmes ir pasižiūrėsit, ar nėra bendrų protėvių. Tai yra toksai labai patogus, kaip dar minėjau, zudc.lt ir paieška. Yra arklių ir gyvūnų veislininkystės. Galite pagal gyvūno numerį ir rūšį ieškoti ir matyti visus duomenys. Dar porą klausimų įkrito. Jei vetgydytojas tvarko kirkimus, reproduktoriaus negali patvirtinti. Čia toks klausimas iš to būtent reproduktoriaus patvirtinimo. Tai kol kas numatyta galimybė tik tais patvirtinimui paties reproduktoriaus laikytojo, bet svarstysim turbūt ateityje galimybę, jeigu matysim, kad tų kergimų tokių su svetimu bulium yra daugiau ir paslaugų teikėjai tik tais tokius tvarko, tai neatmetam galimybės, kad galim išplėsti šitą galimybę, bet kol kas manom, kad patys laikytojai, tie, kurie plačiai naudoja, arba, tarkim, yra, kaip čia, dažniausiai būna, tarkim, tėvų ir vaikų laikomos bandos kartu ir naudoja bendrą reproduktorių, tai tokiu atveju, manau, kad neturėtų būti kažkokių labai bėdų. Bet, sakau, tikrai vertinsim situaciją ir jeigu matysit, kad labai daugam pakliūna taip, kad su svetimu bulium yra kaip čia registruojami kergimai, tai kol kas nebuvom numatę tokios situacijos. Sekantis klausimas, dabar keitėsi nuo Liepos 1, o kaip deklaruoti kergimą nuo 2025 rugpjūčio? Tai šiuo atveju 25 rugpjūtį dar, man atrodo, deklaruokit naujoje sistemoje. Jeigu dar neužregistravot prieauglio, tai deklaruokite naujoje sistemoje, pasistengkite rytoj jau nesijungti, nes mes tikriausiai rytoj jau šiandien atjungsim, rytoj neveiks kirgimą išvis, o nuo Liepos 1 jūs 25 metus galite pradėti kirgimą ir užregistruoti jį. Taip. Jei bandoje vasarą karvės kergiamos su buliumi, o tvartiniu periodu sėklinimas, vadinasi, geriausiai kergimus vesti po vieną karvę joms atsivedus, kad sistema užfiksuotų kilmę. Gal ne visai taip, aš sakyčiau, kad jeigu jūs
Nes, tarkim, tas periodo buvimas, nes sėklinimas bet kokiu atveju bus registruojamas visada, sėklinimai privalo būti kergimus, įregistruoja, neįregistruoja, karvę įveda, neįveda, ten visai būna. Su sėklinimu visada yra sėklintojas arba pats ūkininkas, jeigu sėklina savo gyvulius, sėklinimą tikrai suvedinės dėl to, kad būtent spermos apskaita yra. Tai jeigu tai yra vasaros laikotarpiu kergimas, kad nereikėtų po vieną vedinėti tą deklaruoti karvę prieš atsivedimą, nes tai yra irgi laikui imlu, kiekvienas prisijungimas ir deklaravimas, tai siūlau bent jau kažkokį pasimti laikotarpį nuo pradžios, kada prasideda kergimas, uždeklaruoti jį, nes taip sutaupys tiesiog savo laiką, bet aišku, išlieka galimybė ir kiekvieną tą atskirą deklaravimą daryti, bet sakau, tada jau reiškia, kad jūs deklaruojate kergimus gerokai po, ta prasme, skaičiuojat į ateitį, pasiėmė kalendorių, kuris čia tiktų laikas, daug teisingiau būtų kergimą užsiregistruoti pradėjus kergimo sezoną, per savaitę, dvi, tiesiog protinga tą laikotarpį, kada jau turite laiko, nelaukiant to iš karto atsivedimų. Tai mano toks būtų pasiūlymas. Bulius vienas mano ir sūnaus bandoje, kaip reikės daryti kergimą. Tai vat būtent, kaip Edgaras ir pristatė, pirmiausia, susiregistruosite savo bandoje kergimą su tuo buliumi ir sūnus deklaruos savo bandoje kergimą su tuo pačiu bulium. Ir jūs patvirtinsit, kad sutinkat, kad jūsų reproduktorius būtų sūnaus bandoje naudojamas kergimui. Taigi, dar paskutinės minutės klausimams užduoti. Tai kaip ir minėjau, šis renginys buvo įrašomas, mes su jį ištrauksime iš sistemos ir patalpinsime į Žemės ūkio ministerijos YouTube paskyrą Žemės ūkio ministerijos, turbūt ir Žemės ūkio duomenų centras galbūt ras galimybę, pasistengsim, kad jis būtų pasidalintas plačiau ir galėtumėt jį peržiūrėti ir vėliau, ypatingai Edgaro dalį, kur buvo kalbama apie sistemą, kuri kokį laukelį, kokią informaciją įrašyti. Ir, kaip minėjau, tikrai rašykite visais klausimais dėl, jeigu kyla įvedant, registruojant arba kitokios situacijos kyla, nes tik iš jūsų pateiktų situacijų mes galim pritaikyti ir patobulinti sistemą, kad jinai būtų būtent atitinkanti jūsų poreikius ir suteikianti galimybę naudoti sistemą pilnavertiškai. Tai labai dėkoju visiems gausiai susirinkusiem ir klausiusiem. Dėkoju Edgarui už pranešimą ir linkėdama šiltos vasaros atsisveikinu. Dar vienas klausimas. Ar būtų galima įsigyti iš nekontroliuojamos bandos naudoti kergimui? Žinoma, kad taip. Galite bet kokį bulių naudoti kergimui, kuris yra užregistruotas ūkinių gyvūnų registre, nepriklausomai ar tai kontroliuojama banda ar nekontroliuojama. Tai ačiū ir viso geriausio.